Kodėl? 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 Elkis su žmonėm taip, kaip nori pats, kad ir tau sugrįžtų gerumas atgal. Žodis geras nieko nekainuoja, bet kažkam jis visą dieną dovanoja. Kodėl supyksta, kai veidrodį matai, juk tik jų pačių atspindį rodai? Kodėl stebisi, kai grįžta atgal tai, ką pats paleidai į pasaulį dar? Kodėl, 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 kodėl šypsotis kartais taip sunku? Kodėl, 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 kodėl dalinam pyktį vietoj gerų jausmų? Jei šiukšlių kibirą kitam išverti, nestebėk, jei grįžis tau atgal. Pasaulis grąžina tai, ką duodi, todėl rinkis gėrį kiekvieną dieną. Vienas žodis gali širdį pakelti, vienas pyktis viską sugadinti. Tiek nedaug tai reikia žmogui kartais, tik šypsenos ir nuoširdaus labas. Gal pradėkim nuo savęs šiandien, be kaukių, be pykčio, be sienų. Jei nori gerumo, duok jo pirmas ir jis sugrįž dar stipriau. Kodėl, 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 kodėl šypsotis kartais taip sunku? Kodėl, 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 juk gerumas visada grįžta ratu. Elkis su žmonėm taip, kaip nori pats, kad ir tau pasaulis šypsotųsi atgal. Mažas gerumas keičia